Gal ir gerai. Ir tame pačiame interviu Basket News jūs sakėte, aš neateinu pakeisti, aš ateinu padauginti. Iš tikrųjų, čia iš vienos pusės yra kiek patys savo užsistatom tą ambiciją tokia didžiulė, bet iš kitos pusės yra tas pasikeitimai tikrai to krepšinį. Krepšinį galime investuoti, nes ten niekas neatsiperka niekados, ne? Arba tenais neįmanoma, bet jeigu tai įsigyvenins, tai bus visai kitas žaidėjas. Tai, kitas lygis tikrai. Tai jeigu tai įsigyvenins, tai kas dabar vyksta, ta pokyčiai, tai sakyčiau, būtų bendrai krepšiniui labai gerai. Jeigu taip pat sudėlėtumėm top 3 privalumai, tokie pranašumai Vilniaus Ryto prieš kitus. Tai didžiausias pranašumas tai yra Vilnius. Devynios valandos ir 4 minutės šiuo metu yra Lietuvoje. Sveiki visi, klausantis Vilnius FM laidos Labas Vilniau. Tai yra rytinė laida, kurią dalinamės į visą įmanomą šviesą ir pozityvų. O šį rytą svečias, kuris yra visiškai apie pozityvą, apie pokytį ir apie gėrį ateinantį į Vilnių. Tai yra generalinis krepšinio klubo Vilniaus Rytas direktorius, patyręs vadovas ir įmonių valdybos narys Martynas Giga. Labą rytą. Sveiki. Labai džiaugiuosi, kad šį rytą čia. Ta energija tikrai įspūdinga ir ypatinga. Kaip vieslas įsiveržėt į studiją. Tai džiugiuosi. Tai kaip prasideda, Martynai, jūsų rytas? Nuo sporto, nuo kavos, nuo laikraščių, nuo dar kažko? Apsisuko. Iš tikrųjų buvo metas, kai sportuodavau rytais. Dabar toks signalas, kad vaikus suvežioju. Tėčio dalia. Bet vis tiek tas rytas laik ankstyvas, nes kaip ten, aš niekada nebuvau pelėda didelė, bet vis laik toks reikiuosi laiką, kad atėjo metas, kai tampu vis didesnis vyturys. Ir aš laiką taip gavau tą metą tokia, kai yra ramybė, ta rytinė, tokia, kai dar visi miega, dar kažką veikia, aš tą galiu paskaityti, galiu dar kažką surasti tolelyje. Tai anksčiau pasportuodavau, dabar sportą pastumiau šitiek vėliau, bet vis laikai būna laikas ryte savo. Na, fizinė forma tikrai matosi sportinė žmogaus. Su sportu esat susijęs, šiek tiek norisi klausytojui irgi tą paveikslą nupiešti. Kiek ir ką jūs esat sportavęs? Tai kaip ten, juokėmės, kad mano, matyt, pirmasis sportas yra tiem, kas kaimo darbus turėjo. O, čia geriausias sportas yra. Ir aš laikai vaikams sakau, kad jūs to dabar nepatyrėt. Vienintelis dalykas, ką jūs galite patirti, tai yra dabar tas organizuotas sportas, kurį dabar turim. Bet aš kaip pagalvoju tuo metu, tai buvo pirmasis toks kaip brandos sunkaus darbo, nenori daryti reikia. Ne, tas darbas ir vis laiką juokiuosi vaikams, kad aš sakau, turiu tos kaimiškos jėgos, nes visus kiberus ir visas šakės ir visą kitą, ką reikėjo, viską išnešiojau, nes tuo metu seneliai turėtų ūkį. O po to gavos taip, kad aš į krepšinį nuėjau, natūraliai taip susidėjo ir gal tiesiog taip buvo, tarp vaikų bendrai tai buvo, o dar turėjau tokį, tą rūgį turėjau, tokį buvo sudėjimas, tai dalis gavosi, tai su krepšiniu likau, o paskui kažkaip prisidėdavo kažkoks transportas ten. Ir crossfitą įsijungiau, tai ir tinklinį važaisdavau, tai dabar su žmona ir padėlį einu palaikyti kompaniją. O, labai džiugu. Visas madas tendencijas laikytis vis tiek. Teisingai. Tai jo, to judesio tikrai yra matyti nemažai gyvenime. Beje, dar prieš pradedant pokalbį, jūs čia atskleidėt, pasirodo, jūs esate grynakraujis, tikras kuršis. Tai Vilniaus FM studijų pirmas sykį, atrodo, mes turim tikrą kuršį. Žmogų pavardė Giga, tai yra visiškai kuršietiškas dalykas. Džiaugiuosi, kad šiandien esate Vilniuje ir norisi pradėti mūsų pokalbį, taip filosofiškai. Jūs esate sėkmingas žmogus, jau taip tikrai galima tokį apibrėžimą dėti. Nuo ko prasideda, kaip jūs galvojat, kelias į tą sėkmę? Net nežinau, ir aš kartais, kaip juokiuosi ir žiūriu savo vaikus, ne vis tiek tosai būna tiesiog ratas ir žiūri, o tai kada ta motyvacija ateina? Nes manau, kad čia yra didžiausias dalykas, kai sakai, ateina motyvacija. Ir tada sakai, aš noriu įrodyti savo, noriu įrodyti kitiems, noriu dar kažką, noriu užsibrėžti tikslą, kuris, sakytum, aš net nesu kažkuo, gal pats su savim, su to tikslu konkuruoju. Ir aš sakyčiau, kad pradžiai, kaip visi, buvau toks pasiblaškęs šiek tiek irgi, nežinai kaip, kur kas, ir tiktais gal man universitete kažkaip buvo, kai jau išėjau ir antram kursė supratau, kad nebūsiu krepšininkas, ir tada sakau, o dabar nersiu į mokslus. Ir mokslus neriau, ir tada gavosi, kad aš ekstra visas valandas, kurias turėjau, sudėjau į mokslą. Ir tada baigiau studijam bakalauris tos mokslus, nes man buvo tas mes pasižiūrėjau, vieni mažiau laiko skiria, nes taip praeina, o aš sakau, dėsiu visą, ką galiu. Ir tada lygiai taip pat, žiūrėdamas vaikus, galvodamas, tu kažkaip turite vizualizuoti, net galbūt įsivardinti, kas tas sekantis dalykas, kurį nori pasiekti. Ir man tai padėdavo, tai veikdavo ir aš matyt, kad tai link to ir keliauju. Tai nežinau, ar būtinai tas sėkmingas, matyt, klauso su kuo lyginsi, kaip sakau, o iš tos pusės, ar sėkmė gali būti vardinant to, kad ar laimingas, ką darau? Nu taip, bet kuriuo atveju, ne, tai matyt, čia tada sėkmė, tada tikrai iš tos pusės įsivardinant. Tai matyt, jeigu taip bendrai pasakius, tai viskas yra tas motyvacija, tikslas kažkoks ir vizualizacija, ir tą bandau labai pernešti visas organizacijas, kuriuose veikiu ir ant to įkvėpimo, nes dažnai būna, kad
jeigu užsibrėši tą tikslą, toks jis atrodo, nu, o jeigu aš nepasieksiu, ne? Bet jeigu kitos pasako, o jeigu tu neužsibrėši, tai nepasieksi. Taip ir keliaujam. Daug sportinio tokio matymo yra, tikrai labai jaučiu, kas yra labai džiugu ir man atrodo, tai yra nemažai paralelių tarp tų kaimo darbų ir tarp tos motyvacijos vidinės, nes kaime turbūt tu supranti, darydamas tos darbus, kad nori, nenori, reikia ir tą žodį reikia, tenka prisijaukinti ir ieškoti, kaip tai prasminti savo vidiniam pasaulyje. Jūs atėjote į sportą dabar iš labai sėkmingo energetikos sektoriaus, iš tos sėkmingos veiklos. Ar yra kažkokių panašumų tarp energetikos, verslo vystymo ir valdymo ir sporto klubo bandymo atkelti? Gal kaip sakyti, aš galiu pasakyti, kad vis tiek daugiau organizacijų sudirbęs ir daugiau organizacijų net ir statęs esu nuo nulio. Ir daugiau organizacijų ir valdybose esu. Ir mes kartais taip įsivaizduojam, kad yra labai dideli skirtumai tarp veiklų, tarp organizacijų. Paskui vis tiek yra tokie pamatiniai dalykai, kurie bet kurioj organizacijoj veikia, kaip ką mes varnom, tikslo užsibrėžimas, tikslo sėtimas, ne? Tada tu vis tiek žiūri, o tai kokių reikia man įrankių tą dalį pasiekti, tą rezultatą. Tai iš vienos pusės taip, tai yra visiškai net neskirtingos veiklos. Bet jos jungiasi, kaip sakyčiau, per tą, kad su energetika tai buvo irgi tokia dalis. Aš niekada ne varžtelį nesukau, aš niekada nematau varžos, aš net nežinau, kaip tą dalį padaryti. Bet mano vis laiką būtų tikslas suorganizuoti taip, kad būtų padaryta. Uždegti žmogų iš vidaus. Taip. Ir iš vienos pusės tada sakom, tai yra apie tai, ką mes įsivaizduojam laidai, apie kažkokią įrangą, bet nemaža dalis Elektromo buvo apie tai, kaip pakviesti vartotojus, klientus prisijungti. Ir čia mes, sakykime, buvo nuo to visai, nuo visai nulio, nedaug klientų, iki to 250-300 tūkstančių klientų, kuriuos mes per 3 metus pakvietėm prisijungti prie Elektromo. Tai sakyčiau tai, kad panašumas yra didžiulis tame, kad Elektromas irgi veikia masinį rinką. Mes turėjom kalbėti, tai nėra tiesiogiai tik B2B, tai buvo tai, kad mes kalbam su visa auditorija, sakom, ateikit, prisijungit. Faini mes tai darom, mes teisingai darom. Tai čia yra didelis panašumas su tuo pačiu rytu, nes rytas irgi, mes kalbam visiems Vilniečių. Vilniečių mes, ir čia būna diskusija, tokia, irgi patraukia per dantį, tai kiek tų Vilniuje gyventojų yra. Vieni skaičiuoja 600, kiti 800, aš apie visą regioną kalbu, ne? Tai sakyčiau, tas panašumas didelis yra. Jo, galų gale būti Vilniečių net nebūtina būnant Vilniuje, nes kalbant apie jūsų klubo pagrindinį turbūt konkurentą Lietuvoje, Kauno Žalgirį, Žalgirio palaikytojų yra įvairiausiose miestuose, įvairiausiose gretose, turbūt norėti būti Vilniečių, o šiaip Vilnių myli visi. Yra daugybė atvejų, kai kauniečiai taip pat atvažiavę į Vilnių, tiesiog įsimyli Vilnių taip, kad net neprisipažįsta kauniečiam, kad įmyli. Tai čia manau, kad potencialiai nearti dirvonai dar tikrai dideli laukia jūsų. Šiaip dar, žinot, man stereotipiškai norisi irgi prieiti prie šito klausimo. Vilniuje atrodytų, bent jau man kaip atvykusiam žmogui iš regiono į sostinę, kad Vilniuje atrodytų dominavo ir vis dar kažkaip taip konkuruoja labai stipriai futbolas su krepšiniu. Kaip su šituo stereotipu čia tvarkytis? Ar Vilniuje yra turbūt šansų tą krepšinį pakelti labiau negu futbolą, nors dabar ir futbolas labai agresyviai rodo dantis, norėdamas palipti viršų? Nežinau, aš matyt, gal krepšinio pasaulyje ilgai gyvenau, ir toksai būna, kad kiek čia 20 metų ir kažkaip egzistavom visi, nei trukdėm, nei ten padėjom, tiesiog visi turėjom savo tas kaip kiti pakilimus, nukritimus ir buvo ir bus, tai aš sakyčiau, kad ir rankinio buvo, ir tinklinio buvo, ir hokėjus yra, ir to sportų yra, tai matyt, Vilnius yra pakankamai didelis ir jisai, jeigu taip žiūrint, toliau augantis, tai visi rasim savo vietą ir aš kažkaip net nematau tos konkurencijos, aš nežinau, aš niekad nemačiau taip. Tai aišku, šie metai gavosi, kad kažkaip vis ten bandom mus pritempti tą konkurenciją, bet aš taip, nežinau, darom visi savo darbus. Konkurencijam santykiai atsiranda drama, o drama labai padeda istorijos pasakojimui. Tai čia atrodytų galėtų atsirasti vos ne subkultūros ir atšinai, mes čia krepšininkai, mes čia futbolininkai, jie ten kiemuose aiškinasi santykius, tada atsiranda ta motivacija vidinė, apie kurią mes kalbam, eiti daryti ir rodyti, kad mes geresni. Aš labai norėčiau, kad taip ir nutiktų. Krepšinio šou, šiaip dar galvoju, jūs Amerikoje jau mokėtės, turbūt matėte galbūt ir kokioje arenoje tą tikrą amerikietišką krepšinio šou. Lietuvoje, man atrodo, mes dar turim ką su to padaryti, tą emocinę turiu omeny dedamoji atvykus į tokį renginį. Kaip jūs galvojat, kuom Rytas yra pranašesnis už Žalgirį tame šou momente? Ką mes galim kaip Vilniečiai galbūt dar išnaudoti? Aš sakyčiau, kad negalim nei vienos dalies išimti iš bendros ekosistemos. Sakykime, nes pats komandos palaikymas arba pats komandos pojūtis, jis nesibaigia ir neprasideda tik tais arenai. Mes įsivaizduojam, kad mes
matome atributus organizacijos, matom žmonės, ne organizacijos, mes susijėjame su tom organizacijos žmonėmis. Bet arenoje atėjimas, tai mes ką galiu pasakyti, tai kad, gal kaip pavyzdį pasakysiu, Čekijoje, nežinau, ar teko, dar neteko matyti varžybas, ten rytfanių susirinko daugiau negu bet kas tikėjosi. Ir būtų dar daugiau buvę, bet čekai tiesiog nebeleido, nes nenorėjo, sako, mes norim bent vienas varžybas namie žaisti. Nes priešingai atveju būtų Vilniečiai išpirkę visiškai tą pilną areną. Ir kokį jie šou sukuria, tai ten yra kosmosas, ten aišku yra kosmosas. Ir po varžybų išėjau, sutikau vietinį čeką, kuris du draugai buvo atvažiavę ir irgi iš Lenkijos. Ir jie varžybose dalyvavo ir pamatė, sako, iš varžybų, taip. Tai sako, tai ką jūs darote, ką jūsų fanai daro, tai yra kosmosas. Mes sako, nes niekada neįsivaizdavom, bet niekas nematydavo, tai galvoju, kad tokia atmosfera gali būti, kai mes įsivaizduojam Balkanuose. Tai Serbijoje, Graikijoje, dar kažkur, kur ten tas palaikymas toks labai, ten dainuoja, skanduoja visas varžybas. Tai čia, tai atėjęs ryto varžybas tą randi, labai aiškiai. Ir tas yra toks labai toks identitetas, aiškus Vilniaus ryto fanų. Tai dalyje. Tai galvant apie NBA, dažnai daug kas sako, tai yra taip, tai yra toks, pasibūjimas, toks socialinė veikla. Lietuvoje, jeigu ten kalbant, tai yra apie tai, kad tu iš tikrųjų ateini ir palaikai tą komandą. Ir net pati filosofija, ne prieš, o už. Ne, tai aš, jeigu taip atėjus, buvo daugam keista, netgi, kad tu negirdi, kad labai ten šilto priešininkų komanda, dar kažkaip. Ne, sakai, yra tikslas, kad skanduoja, dainuoja, palaikydamas savo komandą. Tai sakyčiau, jeigu taip pasižiūrėjus, tai yra ganėtinai skirtingi pasauliai. Labai skirtingi pasauliai. Ir viena yra tokia, kur labiau tokia, mes sakytum, labiau tokia aktyvaus palaikymo, kitas apie socialinio stebėjimo tai dalyje. Tai aš nesakau, nei čia, nei viena, nei kita nėra ten kažkokia ten geresnė ar skirtinesnė, tiesiog kiekviena susiformuoja savo tą kultūrą organizacijos prasme. Tai sakyčiau, net ir, taip, net ir paties Tamari klausimą irgi, aš net nežiūriu konkurencijos, lygiai taip pat, ne? Aš žiūriu kažkaip sakyti, norisi susikurti tokią erdvę, kur būtų faina tiem, kurie palaiko, ne, kurie kartu būna ir tą bendrystę randa, palaikydami komandą, sirdami už. Ne? Jo, tai dabar irgi klausau, man patiko labai frazė rytfanis ir šiaip norėtųsi įvesti į leksikoną žymiai plačiau šitą dalyką, kad rytfanių būti yra labai smagu ir jaučiu, kad yra turbūt dabar toks momentas, kai būti to rytfanių yra tikrai daug džiaugsmo, ypatingai kai klubas keliasi, kyla ir jisai būti to kilimo dalimi, tas labai įkvepia ir, žinot, yra turbūt žymiai smagiau būti su tais, kurie kyla, negu su tais, kurie jau kreisiriniam greitį maždaug bando palaikyti tai, kas yra. Tai norisi pasidžiaugti. Beje, dar kadangi mes mūsų pokalbį ir filmuojam, aš noriu pasidžiaugti ir į kamerą parodyti, kad Martynas atėjo šiandien su dovanomis pas mūsų studiją. Štai, ir aš dabar ištrauksiu kamerai, parodysiu, o visiems, kas norės pažiūrėti, kviesiu pažiūrėti, kągi atnešė dovanų. Ir dabar iš esmės esu tikras rytfanis. Labai dėkoju. Dabar dar norisi pakalbėti apie tų stereotipų laužymą, apie ką atkalbėjom skambant dainai. Tų stereotipų turbūt yra ne vienas ir vienas iš jūsų to pirmų tikslų dabar iškelti netgi biurą paties klubo iš salės. Tai kas čia per ganavimas? Tai va, ir gal čia nuo tos ir klausimas, iš tikrųjų tas įsispindėjo, kai sakot, kad ar energetika ir krepšinis, ne? Mano vienas iš būdų parodyti, kad ne taip ir skiriasi, net pati veikla, tai kai kalbam apie patį ofisą, nes buvo įsivaizdavimas, kad jeigu gal klišė tokia būtų, vadinkim, kaip kalbėjom irgi vakar, kad ligoninei geriausiai vadovauja daktaras, ne, tas turėtų būti, mes sakom, nebūtinai, ne, tai vat, mano pati idėja buvo išsikelti ofisą labiau į miestą, kažkokią kitą vietą, kad ir pats ofisas pajaustų, kad mes esam Vilniaus dalis. Tu matydamas, kurie aplinkui vaikšto žmonės, kuriais bendrauja, daliniesi įspūdžiais, daliniesi veiklom, daliniesi netgi, o kaip išspręsti tą tokį, vadinkime, verslo užduotį. Ne, tai yra, nes verslo užduotis, jinai nėra tik apie krepšinį, jinai yra daug, tarkim, mes kai kalbam, o kaip padaryti tai, kad fanui būtų lengva patirti rytą, ne, sutikti rytą, ne, tai yra, arba kaip lengva įsigyti atributiką, tai dalyje. Tai čia yra daug tokių verslo užduočių, kurios yra nebūtinai su krepšiniu susijusios, ne, tai dalyje. Tai sakau, tai kaip iškelti tą pačią organizaciją kažkur, kad būtų pati organizacija arčiau miesto, ir kad miestas būtų arčiau organizacijos. Ir čia vienas iš tokių kelių, kad
rytas būtų labiau matomas. Rytas būtų matomas per žmonės. Rytas būtų matomas ne tik per brandą, bet ir tos pačius rytfaniai. Keliauti aplinkui ir skleisiu tą žinią apie patį klubą. Jo, labai įtariu, kad jaučiu, kad labai daug kūrybos yra šiame procese, kas yra tikrai kiekvienu atveju džiuginantis dalykas žmogui, kuriam ta kūryba nėra baisi ir jis nori atrasti. Jūs viename interviu esate sakęs, jog dabar yra ryto galimybių langas. Apie ką yra šis pasakymas? Apie kokias galimybės ir apie kokį langą jūs čia kalbate? Langas taip, ir sakyčiau, čia gal netgi toks vienas iš reikšmingesnių galimybių tam rytui. Nes visada būdavo klausimas, kai kalbėdavo, o tai kur yra ryto ambicijos? Būdavo daug iš tokių, galbūt ne tik ir fanų, pačių fanų, tie, kurie jau užkietėję, tai jie palaikys bet kuriuo atveju, ne, bus ir varge, ir džiaugsme. Bet tie, kurie norėtų tą klausimą keldavo. Kelia, jo, tą klausimą iš tikrųjų, tai kur yra ryto ambicijos ir kartais ar neįsivardinimas, bet visai, kad gaudavos toks, o jeigu tu įsivardinsi ir nepasieksi, tai atrodo kaip prisikalbėjai. Ne? Jo. Ir dar už klaidą pas mus yra bausti labai madinga Lietuva, vis dar kažkodėl. Ir tas nerimas toks didžiulis yra ir tada gaunasi, o tai kaip aš tada fantazuoju tyliai, ne? Bet o kaip tada įkvėptum kitus, ne? Jeigu fantazuoju tyliai, o kaip apjungti kitus? Ir tada sakyti, jeigu aš garsiai įsivardinu fantaziją, ar galim sakyti, kad tavo fantazija ir mano fantazija sutampa ir mes galim kartu veikti. Bet jeigu aš neįvardinsiu, net kaip, aš sakau taip pat, kaip, tai žiūri panelė ir man patinka jinai ir aš niekada jos nepaklausiu, gal norėtų su manim atsigerti kavos, ne? Bet vis viliuosi, kad kažkaip nepati supras. Ne? Tai čia yra tokių panašumų tie dalykai. Aš kalbu apie tą galimybę langą, iš tikrųjų čia iš vienos pusės yra kiek patys savo užsistatom tą ambiciją tokia didžiulė, bet iš kitos pusės yra tas pasikeitimai tikrai to krepšinį. Ir mes, kai kalbam apie tą patį NBA Europos atėjimą, ir vienos pusės yra, netgi mes išgirstam galbūt daugiau skepsio negu tikėjimo. Bet iš kitos pusės rytui tai reiškia galimybę, tikrai tą galimybę langą, nes tai reiškia, kad pasikeičia pati ekosistema krepšinio. Reiškia tai, kad vieną stereotipą griaunam, kuo NBA bando padaryti irgi taip pat, kad krepšinė neįmanoma uždirbti pinigų. Arba krepšinėje neįmanoma, nežinau, bent jau pasidengti savo kaštų tai dalyje. Tai tas atėjimas reiškia, kad persistūmė pati visa ekosistema ir rytas gali jau iš tikrųjų netgi žaisti aukščiausioje lygoje būdamas ir gali netgi drąsiau fantazuoti. Ir kas irgi būna dažnai kaip pačiam versle žiūri, jeigu nematai perspektyvos, tai neinvestuoja. Niekas, nesakau, tai investuosiu, kas iš to. Ne? Tai jeigu matau perspektyvą, investuoja. Tai viena dalis. Kita dalis yra apie tai, kad salė atsiranda galimai, ne, kuri bus stadiono, nacionalinio stadiono, ta salė, kuri galėtų būti irgi kaip ir ryto namai. Tai yra viena iš opcijų. Nes dabar, kai mes, sakom, buvo metas, kai rytas neturėjo visai namų, mažoji salė žaidė, kartais šiek tiek pažaisdavo ten, šiek tiek ten, o tai dabar klausimas, kur toliau. Ir tai jeigu taip pat mes kalbame apie pačią didelę lygą, kurio galimybės yra ženkliai didesnės, ir areną, kuri kaip rytas susiformuos kaip savo namus, nes kai aš kalbu apie areną, ne tik, kad čia turėjimą, bet apie, nuo ko pradėjom, kad tai yra fanas pirmiausia, ne, kurie ateina į varžybas ir kaip aplinkoje aš jaučiuosi. Ne, ar aš čia gerai jaučiuosi, ar aš jaučiuosi čia kaip namuose, ar kaip svečiuose, ar galiu statyti kažkokias tradicijas savo papročius, nes ir krepšinis, atsuksiu atgal vieną tokį dalyką, mes apie Kuršius kalbant, aš senai čia kaip dar antroji lygoje, ten buvo Palangoj, bandžiau atgyvinti, ten padėti klubą, kuri iš dalies irgi pavadinimą aš išrinkau, tai buvo Palangos Kuršiai, vadinasi ta komanda. Ir vienas iš tokių ir principų ir buvo, kad mes įtraukiam bendruomenę ir tada žiūrim, kad kaip durnai skambėtų, krepšinis yra ritualų irgi taip pat renginys. Ritualinių paslaugų teikėjas. Bet tai yra, kad žinau, kad dabar atsistosiu, dabar atsisėsiu, dabar tas skanduos, tas dainuos ir tas padeda netgi fanams kurtis tą pačią tam tikrą tradiciją. Ir tas yra kartais natūraliai susiformuoja, o kartais yra klubų, kurie bando tą suformuoti patys, tą tokią kaip tradicinį dalį. Tai va, aš, jeigu taip biškinus nuklydau šoną, aišku, bet apie langą kalbėdamas, sakau, tai matosi, kad pati ekosistema krepšinio keičiasi, infrastruktūra galima ir dabar tas langas iš dalies, kai leidžia pačiam ir klubui ir aplinkui esantiems žmonėms svajoti ir planuoti daugiau. Ir tada, kai jau matai tą galimybę svajoja planuoti daugiau, vadinasi, kad jau gali dėti visas pastangas, kad tą įgyvendinti. Kalbant apie tas svajonės, tikrai labai pritariu daugam, ką sakot, bet norisi ištvėti dar tokio užtikrintumo tam, kad tas pardavimas vyktų dar sklandžiau. Tas NBA Europe lygos atsiradimas. Kol kas tikrai daug šnekų, daug skepsio, bet ar jūs įvardintumėt kažkokius konkrečius veiksmus, kas yra padaryta, kad neatsirastų, nes tas skepsis turbūt atsiranda iš to, kad žmonės
laukia konkrečių veiksmų, kada čia kažkokie pažadai ar kažkas, ar yra galbūt rinkos viduje matomų kažkokių judesių į tą pusę konkrečių? Bet kuriuo atveju, bet apsi, kad pirmieji, ir čia gal ir gavosi toksai, mes ir save šiek tiek nusimenkinam, mes per maži, kaip toks, aš labai nemėgstu šito. Mes maža lietuvėlė, tas diminutyvas toks, žinai, kaip tu save užsiprogramuosi, toks ir būsi šiek tiek. Visiškai tiesa. Ir aš netgi atsuku tą patį ratą, kartais mes patys tiek padarėm kaip šalis, kaip miestas, tiek paneigėm tų visokių tokių stereotipų, ne, ir kartais netgi skaitai, tą pačiam ekonomistą, kaip kalbėjom, kai sako, Lietuva yra ta šalis, kuri veikia virš bambų savo, visiškai. Mes esam peršokę visą pagal dydį. Ir tada galvoju, mes N kartų savo įrodėm, kad mes galim veikti ženkliai daugiau, negu mes esam, ne, arba kaip save kartais matom. Todėl visus diminutyvus aš braukiu iš šono, sakau, ne Lietuvėlė, Lietuva, ne maži, o kai esam tokie esam, vadinasi, ambicingi tai dalyje susidėję. Ir kai kalbam apie NBA Europą, iš dalies tai tas šiaip patvirtino mūsų tą tokį matymą savęs pradžiai, nes organizacija NBA kalbėjo su didžiausiais miestais. Nes sako, tai yra didžiausios rinkos, kuriuose mes matom tą startą. Iš dalies išgirstam skepsą, bet ten krepšinio nėra, ten kultūros nėra. NBA sako, taip, nėra. Kažkada, jeigu tai pasižiūrėjus Amerikoje, ten kažkokio futbolo nebūdo, mūsiškio jisai išaugo tenais net dalyje. Ir tik tada pati organizacija keliavo toliau. Net visa komunikacija net nebuvo skirta viešai, ne, jinai buvo skirta tiem, kurie norėtų tas organizacijas, tas klubus įsteigti arba sukurti klubus tose didžiuosiuose miestuose ir tik po to keliauja. Tai mes dabar galim tikėti arba galim netikėti, ne, nes ta informacija, bet ką girdime, tai iš tikrųjų yra tas 12 komandų, kurias galėjo kaip franšizės būdu. Yra pateikta pasiūlymų 120, kur sakė, nebus tiek. Tai sako, tie 500 milijonų, tai va tas startas. Yra, kiek girdime, netgi didesnių sumų. Tai dabar galim sakyti, matyt, mūsų niekas nerodys to, ne, tai čia, o tikrai aš gavau. Čia, matyt, mes nesam prie to stalo. Net jeigu tai pasižiūrėjęs į NBA, bet ne bet kas įeitų, net ir labai pinigų turėdamas daug. Tai jeigu tai įsigyvenins, tai kas dabar vyksta, ta pokyčiai, tai sakyčiau, būtų bendrai krepšiniui labai labai gerai. Nes mes turime tokį krepšinį negalime investuoti, nes ten niekas neatsiperka niekada, ne? Arba tenais neįmanoma, bet jeigu tai įsigyvenins, tai bus visai kitas žaidėjas. Tai, kitas lygis, tikrai. Ir jeigu ir neįsigyvendintų, ko mes negalim daryti, tai mes negalim tam ruoštis. Nes paskui ateis metas, sakysiu, nepasiruošęs, o tai dabar užeikite, ne, pavyzdys. Man reikia dar 2 metų pasiruošti. Sakysiu, tai supratau. Tai tada dar kada nors, ne? Tai jeigu ruošimės ir nebus, tada kitas dalykas, ne? Bet šitos pusės mes tik ką girdim, tai ten juda link to ir mes nematom kažkokių argumentų, kodėl ne. Kaip jūs įsivaizduojate tada, kaip atrodytų tas NBA Europe krepšinis, nes yra seniai aišku, jog europietiškas krepšinis yra labiau taktiškas, lėtesnis šiek tiek, NBA yra labai greita, efekto dažnai yra daug nemažai. NBA Europe kaip atrodys? Čia bus kažkoks hybridas ar čia bus visiškas šou? Ne, tas pats. Tas pats. Ne, bus kaip Europos žaidėjams krepšinį, tai tiesiog akcininkas, tai kas akcininkas yra, ne, tai čia tik tuo skiriasi. Tai nežinau, ar dabar, kaip ten dabar, nežinau, paimtum bet kurią kitą įmonę, ar Maxima Latvijoje yra šiek tiek kitokia negu Lietuvoje, pavyzdys. Nebūtinai, ne, tai dalyje, tai pavyzdys, kad krepšinis jisai toks ir planuojama, koks ir bus, nes tam ir yra, kad FIBA ten jungiasi bendrą sistemą, kuris užtikrina tą FIBA standartą. Taip, yra daug tokių, sakom, tai FIBA ten biurokratai, jie nieko nedaro, bet tam ateina ir verslumas iš NBA pusės, kurie sako, mes esam tie ambicija, kur mes stumėm, aš kitos pusės yra FIBA, kuris sako, mes saugom tą krepšinį, koks jis yra. Tai tai čia apie tai, nes daug kas klausia, tai ką dabar čia žais NBA taisyklėmis? Ne, bus krepšinis toks, koks yra čia, tiesiog kas yra savininkas šitų lygų ir kaip tos lygos yra organizuojamos. Bet aš vis tiek, žinot, pateliukais šiek tiek tikėsiuos, kad bus kažkoks tai miksas tarp to mūsų lėtesnio europietiško ir tarp to itin greito amerikietiško, kur bus perėjimo etapas visiems tiem, kas apie NBA lygą svajoja ir bus galima džiaugti šio žaidimu. Tame pačiame Basket News interviu jūs dar pasakojate, kad, citata, rytas dabar yra kaip startupas. Ką reiškia šitas pasakymas? Nes įdomus labai požiūris, kad matyti krepšinio klubo kaip startupą. Kokia čia filosofija? Jo, mes kaip ten, čia klausimas, kaip sakom, startupas, tai dažniausiai įsivaizduojam, kad čia yra tie, kur su IT pasauliu susiję, ne? Nes čia dažniausiai toksai būdavo, nes atėjo metas, kai tas žodis įsivedė. Bet jeigu taip pasakius, tai aš startupą žiūriu, bet kuria yra ankstyvos stadijos organizacija. Rytas, taip, senai gyvuoja, ne? Bet jeigu, kai mes prieš tai kalbėjom apie ambiciją ir ten kokia organizacija turėtų būti, tai mano įsivaizdavimu tai yra
brandus startupas, vadinkim taip. Yra aišku, kad krepšinio dalis tikrai taip, bet kiek jinai gali išaugti, kiek organizacija, kur jinai bus ir kokių procesų, kokių įrankių tam reikia organizuoti, tai mes esame dar tokio idėjos ir tokios, vadinkim, vėlyvo startupo stadijai. Lygiai taip pat vienas iš tokių užduočių, kurie buvo iškelti dalininkų, investuotojai patraukti. Ne? Tai čia sakau, netgi toks investuotojai, kodėl? Tam, kad užauginti visą organizaciją, ne? Kad organizacija galėtų veikti tvariai, kad galėtų generuoti pati finansus, kad galėtų sukurti turinį, kuris būtų įdomus, arba lengvai įtraukti fanus, arba, taip, kaip sakote, patirti arenoje. Bet tam irgi reikia resursų, ne? Tai todėl investicijos, sakant, aš užauginu, investuojam vėlyvą brandų startupą, kurį išauginu, dar toliau auginu. Ir čia net ir buvo tas pašpilkavimo, kai aš ten pasakiau, kokią vertę įsivaizduoju ryto. Kokia čia nesąmonė, ne? Paskui po kurio laiko paaiškėjo, kad yra kas vertinamas ir daugiau, ne? Ir čia net tokia tolima fantazija, bet tai iš dalies, taip sakom, pasauliui, aš gal tą terminologiją, kurią įtraukiau, sakau, krepšinį nenaudojama. Ne, tas įvertis, ne, organizacijos, jis Lietuvoje gal nenaudojamas. Mes matom tą pačią, jeigu kalbam tą pačią NBA, tai ten yra dažnai tas vertinimo. Tai kokia yra vertė šitos organizacijos ir kuo ta vertė matuojama. Ne? Tai kai tą bandžiau įvesti, atrodo toksai laukystas pasaulyje, net taip nekalbam apie tai, ne? Mes kalbam tiesiog apie pergalės, apie lygas, kurias žaidžiam, apie biudžetus žaidėjams, apie tai kalbama, ne? Bet kad apie organizacijos vertę tikrai ne. Tai ir tas įgavosi, kad žiūri vėlyvas startupas, tai yra kokia organizacija yra, kokia jinai norėtų būti, organizacija, kuris sako, pritraukia kapitalą tam, kad augti, ir augti tam, kad vertę auginti. Ne, tai čia toksai gavosi įvedimas šito tokios terminologijos į krepšinį, kuris nebuvo čia naudojamas tas smarkiai. Aš labai džiaugiuosi, nes tai šiek tiek tikrai atšviežina ir įneša šviežaus vėjo gūsio į šitą visą terminologiją ir į visą šitą pasaulį. Ir šitas minties pokytis tikrai yra sveikinas ir manau, kad labai labai reikalingas, ypatingai šiame etape. Jau ne vienas mėnuo esate direktoriumi paskirtas. Kokį jaučiate, kokią atmosferą aplinkui? Priėmė jūs, įsileido, ar vis dar matuoja, galbūt vis dar atsargumą kažkokia yra, kokie yra pirmi tie potyriai? Aš sakyčiau ir taip. Yra galbūt žmonės, kurie šiek tiek mane galbūt geriau žinojo iš verslo pusės, arba su kuriais man tekę yra susidurti, tai jie mano būdą gal žino, gal ir mano veikimo metodus žino, kad mėgstu taip, kaip mes kalbėjom garsiai įsivardinti svajonės, fantazijas, nebijau to, ne, tai dėlyje. Iš kitos pusės yra tiesiog tos skepsio šiek tiek aišku jaučiasi, ne, kad, kaip mes kalbėjom prieš tai, įves kažkokios terminologijas, įves kažkokius tokius dalykus, kurie nebuvo naudotini. Ar jie sugriauna pagrindą? Tikrai ne. Tiesiog galbūt šiek tiek apjungia kita tokia linkme, bet kodėl tas yra nerimas, iš tikrųjų iš labiausiai tų užkitėjusių fanų, kurie sako, žinai, mes su klubu tai buvom, kai buvo labai labai sunku ir labai norim, kad jam būtų gerai, bet nesugriauk to, kas yra ir statykime ant to pagrindo. Ir aš tą labai labai girdžiu ir netgi, jeigu tai formuoja, kalbant apie pačią organizaciją, kaip sakau, aš niekada ne viena organizacija, kaip ir krepšinio klubas, komanda yra komandinis sportas, net vienas negali nieko padaryti. Verslai, organizacijos yra lygiai taip pat. Aš nesu amatininkas, rytas irgi nėra asmeninės sportas. Ne? Tai yra tai, kad visuose reikaluose natūralu, kad įsijungia komanda, kuris kartais netgi subalansuoja. Sakau, žiūrėk, tu čia taip ramiau, čia daugiau galima, man čia yra svarbu. Ir kas yra man labai labai svarbus dalykas, kad jį žiūrint, kai tą formuoju advisory boardų, kur pakviečiu žmonės, kurie irgi taip pat visuomeniškai žiūri, sako, man yra svarbu, kad rytas irgi būtų toks, koks jis gali būti. Ir viena iš tų pozicijų yra, vadinkime, su bendruomenė darbas, kurie sako, aš saugau tą aspektą, mano yra toks kaip saugotojo darbas. Tas, kur subalansuotų komerciją, vadinkime, ir aš saugau, kaip bendruomenė mato, kaip prekės ženklas matomas, kad klubas ateina pas žmonės arba bendruomenės toje dalyje, nes turi kažkas vienas apie tai galvoti visada, kaip balansas, aš sakau, net pačioje bet kurioje organizacijai paėmus, tu turi susibalansuoti, negali būti tik visi tik pardavėjai, arba negali būti visi tik teisininkai, jie tada bus arba gali būti daug chaoso, arba nieko negali būti, nes daug bus rizikos suvaldytų. Bet tas susibalansuoja tai dalyje. Tai lygiai taip pat ir ryto organizacijų, aš matau, kurie sako, važiuojam, ambicijos mums reikėjo labai daug. O kita pasako, šiek tiek gal pasaukim tai, ką turim. Tai matyt, svarbiausia matyti išgirsti visus apie tai įsivertinti dalyje, kaip planuoja savo veiksmus, organizacijos veiksmus, planuoja, kad, tą turim atliepti, tą turim išgirsti.
taip, turim gal šitie pristabdyti, ne, tai jau čia gal kaip tik galim spausti visą pilnai greitį. Aš labai džiaugiuosi, kad optimizmą šitame svertų sukiojimo mechanizme jūs išlaikot ir tas yra labai labai svarbu. Šitoje vietoje noriu paklausti, kokią situaciją jūs Vilniaus Ryte matote, jau galbūt net ir šiandien. Jeigu taip pat sudėlėtumėm top 3 privalumai, tokie pranašumai Vilniaus Ryto prieš kitus ir top 3 dalykai, kuriuos dar norisi sujudinti artimiausiu metu. Tai didžiausias pranašumas tai yra Vilnius. Čia yra, sakau, nepaneigiamas, neatimamas, jis čia yra. Ir aš galiu iš patirties sakyti, kai bandžiau daryti organizaciją mažesniam mieste, tiesiog mažesnis miestas yra mažesnis miestas, o ne tada su auditorija, kurią turi. Vilnius, jis yra, tiesiog ir didelis, ir turtingas, ir aktyvus miestas. Tai mes daug kartais girdime, kai ką pradėjom kalbėti, mūsų čia daug suvažiavusių, ne? Tai mes čia tokie galbūt ne visi Vilniečiai tokie esame. Mėgstamus kai kurie miestai čia dėl to ir patrolint. Patrolint taip, bet jeigu pasižiūrėtum statistiką, visi miestai suvažiavę. Netgi tie, kurie trolina, aš paseliai pasižiūrėjau statistiką, iš kur jie suvažiavę. Jokiasi podas, kad katlas juodas. Vienareikšmiškai, žinot, ir saskau, mes kuo kalbėti, aš sakau, aš iš Palangos, ne, Kilimo. Aš Vilnietis iš Palangos, bet mano mama iš kaimo. Ne? Tai dabar kas aš toks? Ir net kita Palanga suvažiavo, jeigu tai pasižiūrėti visus miestus, ne? Tai aš nukrypau, bet tas pati mintis yra, kad žmonės, miestas, visa ta aplinka, jinai jau yra privalumas. Tai ir netgi apie tai, ką mes kalbėjome apie tą MBA Europą, reikia masto, reikia dydžio, kad klubas būtų sėkmingas, būtų matomas ir galėtų žaisti aukščiausiuose lygose. Mūsų jaunimo sistema Ryto yra vienas iš didžiausių pranašumų. Ne? Tai mes turim visoje šitoje ekosistemoje nuo vaikų krepšinio, kuris įsijungia, reikia mūsų jaunimo komandų. Kur sako, o čia auga jaunoji karta, kuri myli Rytą, kuri myli Vilnių ir kurie augina savo ambiciją. Išaugti ir tapti rimtais sportininkais. Ne? Nes kaip būtų taip jaunimo tarpe mes tik kažką žiūrim, kažko lygiuojamės. Nesakai, aš čia būtų toks tai. Versle, kurie jaunimas daro verslus, sako, žiūrėdavo į kokį nors ten Steve Jobs, aš čia būtų toks tai, arba nežinau, dar kažką. Sportai visą laiką reikia kažką lygiuoti pavyzdį. Ir netgi kaip žiūrim tos sėkmingus krepšininkus, sėkmingiausius, koks nors Kobe Bryantas, sako, ką darai, aš mokiausi iš Michaelo Jordano judesių, juos išmokau, nutobulinau, nušlipavau, pridėjau savo, tapau tos pats geras pavyzdys, ne? Tai čia lygiai taip pat tas yra labai svarbu ta pačia jaunimo sistemoje dalyje. Ir sakyčiau, dar kitas pranašumas yra tas, tai apie Vilnių, kalbant apie žmonės, apie jaunimo sistemą, tai kad Vilniuje pati aplinka, ir ką mes kalbėjom, yra to tokio, to ambicijos yra. Jis yra daug, ir to noro yra daug. Ir kartais, sakau, tiesiog reikia teisingai sudėti ir nukreipti visą tą ambiciją. Ir todėl netgi kas yra labai geras, kad ten, kur galėtų būti, Rytas yra dar toli, bet matai, šitos dedamosios, kurios yra sudėtos, tai yra, ten kosmosas, ne? Tai, ir ta pati, ir ta fanų bazė, kuri čia yra, ir matai, kaip jinai auga, kaip jinai palaiko, kaip jinai stovi, už tą, tu supranti, kad čia, čia yra daug teisingų dalykų. O dabar trūkumai, tai matyti čia tokie labiau fiziniai, sakyčiau, ne, tai dalyje, kur namai, arena, ne, kur sakytum, aš norėčiau turėti, klubas turėtų didesnę areną, nes nuo to priklauso pajamos. Čia taip jau yra klubo, galėčiau sukurti atmosferą, dar daug didesniam skaičių žmonių. Tai čia tas trūkumas, o kitas, matyčiau, dar gilas laikinas, kad dalis žmonių, kaip sakyti, kurie Vilniuje gyvena, kaip sakau, dar nesocijuoja su visu Vilniu. Tai čia tai tik laiko klausimas, kada mes tą sugyvensim, nes kaip darbais įrodyti reikės, vienareikšmiškai. Tai nes kaip aš taip ir pafilosofuodamas tai, ką sakau, ir taip susidėjęs, nes ir čia nebūtinai, aš taip visiems taip galioju, nes aš atsirinkinėjau, bet kai jau įsisavinu namus, įsisavinu miestą, kažkaip norisi daryti daugiau, nes tai yra mano, tai aš noriu... Maslo piramidė visiškai, taip. Ir tada sakai, aš jau žiūrėk, aš noriu, kad ir tau gerai būtų, kad ir tau smagu paeitų, tai dalyje. Tai sakyčiau, tas yra didžiausias, tas fizinis trūkumas ta dalyje. O šiaip dar visą kitą galbūt nematau daugiau, nes visą kitą yra tai padaroma, tiesiog laiko klausimas ir pastangų klausimas. Tai čia
tai taip matyčiau. Tiesiog tos energijos daugiau ir daugiau norėtųsi palinkėti, kad tie darbai judėtų, jie vyktų. Na ir panašu, kad viskas linko einama, kažkokia forma tikrai išsipildys, nes stadionas kyla, arena tikrai bus, žmonių ambicija ir noras ir susidomėjimas visų šituo pokyčių klube yra irgi didžiulis ir buvo netgi juokaujančių, kad štai bus elektrošoką padarys apmigusiam šitam vilkui, gal ir gerai. Ir tame pačiame interviu Basket News jūs sakėte, aš neateinu pakeisti, aš ateinu padauginti. Man tai buvo labai vertingi žodžiai ir tai yra ir labai aiškiai mąstymą parodo, kad nieko čia keisti per daug ir nesinori, tiesiog suvaldyti tai, kas yra, atrodytų. Ir kaip jums sekasi tas padauginimo procesas? Ar jaučiat, kad jau padauginat kažkiek, ar dar generacijos procese? Procese tikrai, nes ir čia yra toksai šiek tiek, kaip sakau, yra skirtingi laiko horizontai, kur dažnai ir būna toksai priešpriešą, nes sportas, mes kaip matom, varžybos įvyko, laimėjai arba nelaimėjai. Ne tas, kaip sakau, zero sum game. Bet kad organizaciją sustatyti laiko užtrunka. Tai mes turim kalboti apie, ką prieš tai kalbėjom, 2-3 metai, kad pagrindą sudėti, kad ta komanda laimėtų daugiau ir dažniau ateityje. Nors fanai mato šiandieną ir nuoskaudos yra šiandieną arba džiaugsmai šiandieną. Ir sakau, o tai ką tu šiandieną padarėjai, ne, kad šiandieną tai įvyktų. Ir čia yra tas tai va toks problema, kad tu negali staiga imti ir pakeisti kažko. Taip nėra, ne, tai dalyje, bet aš turiu daryti visą pagrindą, kuris nėra matomas šiandieną, bet kad ta organizacija būtų sėkmingesnė rytoj, dar sėkmingesnė dar po kurio laiko. Todėl ir tas planavimas ir tas, kaip sako, dauginimas, ne, jis yra netgi dar į tolesnį laiką numatytas. Ir natūralu, kad yra veiksmai, kurie sudėti, kurie su veiksmai daroma, bet kažkiek norisi net tą pačią organizaciją paruošti, kad augimas būtų, taip, visko nenuplanuosi, bet kad būtų kuo daugiau planuotas, kuo daugiau kontroliuojamas, kuo daugiau suprantamas, ką padarėjai arba ko nepadarėjai, kodėl gavosi arba nesigavo, nes aš kaip sakau, tai šitie prieštaravimai mano pačiai filosofijai pradžiai, kai buvo, kaip, pavyzdžiui, tą patį elektrą auginau, sakau, darom viską, paskui taisysim, kažkai tvarkysim, bet varom labai greitai, ne, tai paskui kažkas ateina laikas, kai sakai, aš turiu saugoti ir tada šitiek lėčiau auginti. Tai rytas yra, kai mes prieš tai kalbėjom, yra kas jau yra, organizacija yra, komanda yra. Kas jau ir saugo kažką, taip, yra kas yra saugotina, tai dėl dabar, sakau, šiek tiek reikia atsakingiau ir neišbėgti, ne kaip ten, kaip veržiantis per galvą daryti kažką, o tiesiog jau planuoti šiek tiek ilgiau, ne, tai dėlyje. Ir tie veiksmai, rezultatai pasimatys tikrai, nes tiesiog žinau, kad kaip ten nesėdžiu ir nelaukiu ten, kad kažkas įvyktų. Jo, ir jūs minėjot 2-3 metai ir tada tie pokyčiai jau tokie turėtų būti aiškesni, ar ne? Tai čia labai svarbu ir tą išnešti, kad čia nėra vieno triuko kažkoks tai judesys, čia tų vadinamų prijomų tu neparodysi, čia reikia kryptingai ir ramiai dirbti. Mūsų pokalbio laikas, žinokit, visiškai ištiksėjo, čia išnaudojau visus įmanomus rezervus. Aš labai, Martynai, dėkoju, kad čia apsilankėte ir tikiuosi įkvėpė ne tik mane, bet ir visus, kas girdėjo ir dar galbūt žiūrės ir matys šitą mūsų pokalbį, jūsų vizija, jūsų energija ir aš tikiuosi žmonės, kurie dirba su jumis, yra jau užsikrėtę šito pozityvumo virusu ir ne tai, kad ieško, o tiesiog jau daro, ką reikia ir kada reikia. Dar kartą labai dėkoju už interviu. Dėkui.